Dauguma investuotojų savo galimybių rezervą sudegina per pirmas 48 valandas nuo pirmųjų signalų, kad artėja krizė. Jie pamato -10% ir galvoja, kad tai nuolaida. Ir labai dažnai tai yra spąstai. Jei dabar ieškai signalo, kada panaudoti galimybių rezervą, nes bijai, kad ši krizė praeis be tavęs, labai tikėtina, kad jau darai klaidą. Ne todėl, kad sprendimas sudėtingas, o todėl, kad pats signalų ieškojimas dažniausiai reiškia, jog veiki per anksti. Sveiki, aš Auksė. Pradėjusi intensyviai gilintis į finansus, supratau vieną dalyką. Rinkoje nėra mygtuko, kurį paspaudus praturtėsi. Čia nebus stebuklingo skaičiaus ar indikatoriaus, kuris priimtų sprendimą už tave. Šiame video parodysiu savo strategijų žemėlapį ir 3 scenarijus, kuriuose galimybių rezervas gali turėti neproporcingai didelį poveikį visam tavo turtui. Kai kalbu apie galimybių rezervą, neturiu omenyje laisvų pinigų ar 3-6 mėnesių finansinės pagalvės. Pagalvės skirta saugumui, galimybių rezervas sprendimams. Tai sąmoningai atskirta portfelio dalis, kuri tyčia nedirba visą laiką, kaip stabdžiai, kurių nespaudė kiekviename posūkyje. Jie reikalingi tada, kai situacija tampa neįprasta. Didžioji dalis portfelio investuojama pagal planą, o rezervas egzistuoja tam, kad galėtum veikti tada, kai rinka labiau judina emocijos nei logika. Svarbu suprasti, kad galimybių rezervas neatsiranda pirmą investavimo dieną. Tarkim, yra Zigmas, jis turi apie 5000 eurų portfelį ir kiekvieną mėnesį investuoja po 500 eurų. Tokiu atveju Zigmui atskiro rezervo dažnai dar nereikia. Jo mėnesinė įmoka sudaro 10% viso portfelio ir pati veikia kaip natūralus parakas kritimams. Situacija keičiasi, jei portfelis užauga. Jei Zigmo portfelis siektų tarkim 50 000 eurų, o įmoka liktų tie patys 500 eurų, tuomet 10% rinkos kritimas reikštų apie 5000 eurų svyravimą, maždaug 10 mėnesinių įmokų. Čia atskiras rezervas jau suteikia realią veiksmų laisvę. Tokiose situacijose galimybių rezervas dažniausiai sudaro nedidelę, bet prasmingą dalį – apie 5–15% portfelio. Tai nėra taisyklė visiems. Vieniems pakanka arčiau 5%, kitiems reikia 10 ar 15%, kad kritimų atveju galėtų veikti ramiai, o neskubėti. Ir čia svarbiausia. Galimybių rezervas yra ribotas resursas. Jei jį panaudoji per anksti ar per dažnai, jis praranda savo esmę. Rezervas veikia ne per aktyvumą, o per kantrybę. Dažnai 1 ar 2 geri sprendimai su rezervu reiškia daugiau nei 10 mažų veiksmų. Ir beveik visada tie geri sprendimai atsiranda ne tada, kai rinkoje ramu. Jie atsiranda tada, kai aplink daug baimės ir skubėjimo. Kai norisi daryti bet ką, kad tik nereikėtų laukti. Todėl dabar noriu parodyti 3 situacijas, kuriuose tas rezervas iš tikrųjų pradeda veikti. Pirma situacija – baimė. Kai rinkoje atsiranda baimė, vienas dažniausiai minimų rodiklių yra VIX indeksas. Jis dažnai vadinamas baimės indeksu, nes parodo, kiek rinkoje yra įtampos ir nervingumo. Kuo VIX aukštesnis, tuo labiau kainų judėjimus pradeda lemti nuotaikos, o ne analizė. Kai VIX pakyla virš 40, tai jau nebėra įprastas rinkos svyravimas, tai panikos režimas. Tokiais momentais kainos dažnai krenta greičiau, nei keičiasi reali vertė. Ir būtent dėl to daugelis tai automatiškai laiko gera proga. Bet čia prasideda dažniausia klaida. VIX daugiau negu 40 nėra signalas veikti. Tai tik ženklas, kad rinka yra emociškai išbalansuota. Istoriškai, VIX virš 40 pasirodo labai retai, dažniausiai tik per didelės krizes, tokias kaip 2008 ar 2020 metai. Tai nėra kasmet pasikartojantis reiškinys, o išskirtiniai momentai, kai rinkoje dominuoja emocijos. Tai audra, kuri pasitaiko kartą per kelis metus ir dauguma pralaimi ne dėl bangų, o dėl skubėjimo. Būtent todėl čia daug žmonių sudegina galimybių rezervą. Panika dar nereiškia, kad rinka pasiruošusi kilti. Todėl tokiais momentais aš nenoriu improvizuoti, o iš anksto turiu planą, kaip elgsiuosi. Jei turėčiau, pavyzdžiui, 1000 eurų galimybių rezervą, tokioje situacijoje taikyčiau 60-30-10 taisyklę. Kai VIX pasiekia 40, tai man yra riba, kurioje pradedu veikti, bet ne viskuo iš karto. Tokiu momentu įdarbinčiau apie 60% rezervo, tai yra apie 600 eurų ir stebėčiau, kaip rinka elgiasi toliau. Kodėl 60? Nes noriu būti rinkoje, jei baimė greitai atšoka. Bet pasilieku 40, nes dažnu atveju panika tik įsibėgėja. Jei panika gilėtų ir VIX pakiltų iki 50, tai reikštų, kad išpardavimas dar tęsiasi. Tokiu atveju įdarbinčiau dar 30% rezervo.
tai yra apie 300 eurų, bet sąmoningai pasilikčiau dalį rezervui. Ir tik tuo atveju, jei rinka pasiektų visiškai ekstremalią retą būseną apie 60 VIX, pasinaudočiau likusius 10%, tai yra apie 100 eurų. Ne tam, kad pagaučiau dugną, o tam, kad nesudeginčiau viso rezervų ties pirmu panikos pliūpsniu. Ir kol rinka dar reaguoja impulsyviai, galimybių rezervas šioje situacijoje turi likti bent iš dalies kantrus. Jei nori pamatyti visą vaizdą, apie bazę esu sudariusi atskirą video, kurio nuorodą paliksiu ekrano viršuje dešinėje, o šiame epizode koncentruosiuos į rezervą. Antra situacija – bitkoinas. Jeigu akcijų rinkoje baimė dažniausiai matosi per rodiklius, tai kripto rinkoje ji pasireiškia tiesiogiai per kainą. Bitkoinas dažnai juda ne dėl fundamentalių pokyčių, o dėl pasikeitusios rinkos nuotaikos, todėl svarbus ne kasdieniai svyravimai, o momentai, kai kritimas tampa toks gilus, kad labiau primena išpardavimą nei įprastą korekciją. Kai bitkoinas nukrenta daugiau nei 30%, bet iš esmės niekas nepasikeitė, tai ženklas, kad rinkoje ima dominuoti emocijos. Tokiose vietose galimybių rezervas atrodo viliojančiai ir būtent čia dažniausiai daroma klaida. Tai tik riba parodyti, kad rinkoje darosi įtempta, bet nepasakanti, kada ir kaip verta veikti. Istoriškai, Bitcoin kaina tokiuose cikluose krenta ne vieną kartą. Pavyzdžiui, per 2025 metų ciklą Bitcoin krito nuo 125 000 iki 84 000 JAV dolerių, o vėliau dar ilgai svyravo be aiškios krypties. Toks volatilumas yra dažnas kriptovaliutų rinkoje ir parodo, kad reakcijos į pirmą nedidelį kritimą dažnai būna per ankstyvos, todėl 30% man nėra kvietimas pirkti, tai kvietimas neprarasti galvos. Svarbi pastaba – istorija negarantuoja ateities. Tai, kas vyko praeities cikluose, nebūtinai pasikartos identiškai. Todėl šią strategiją rodau ne kaip pranašystę, o kaip disciplinuotą planą, kurį galima taikyti bet kuriam aktyvui, kai reikia suvaldyti emocijas ir riziką. Ir čia pavojingiausia vieta. Nes būtent čia rankos pačios nori spausti pirkti, ne dėl plano, dėl baimės praleisti. Jei pagauni save galvojant, o jeigu čia dugnas, vadinasi dar ne metas. Būtent todėl tokiose situacijose taikau 30-40-30 taisyklę. 30-40-30 renkuosi todėl, jog kripto rinka yra labai volatili. Ji juda ne tiesia linija, o bangomis. 30% čia ne vienu atveju yra pradžia, o ne pabaiga. Pirma dalis leidžia įeiti, antra – išnaudoti didesnį išpardavimą, o trečia – išlikti ramiai tada, kai banga jau atslūgsta. Jei turėčiau 1000 eurų galimybių rezervą, tuomet ties -30 įdarbinčiau apie 300 eurų, ties -40, -45% dar apie 400 eurų ir tik ties -50% ar daugiau likusius 300 eurų, tam, kad neiššaudyčiau viso rezervo ties pirma korekcija. O trečia situacija – SPY QQQ indeksai. Jei kripto rinkoje baimė dažniausiai pasireiškia staigiais kainos judesiais, tai akcijų rinkoje ji ateina lėčiau, bet apima visą sistemą. Čia baimė matoma ne per pavienes akcijas, o per visą rinką. Todėl tokiose situacijose svarbus indeksai. SPY seka pagrindinį JAV akcijų indeksą S&P 500. QQQ seka Nasdaq 100, kuriame dominuoja technologijų bendrovės. Jie parodo bendrą rinkos būklę, o ne atskiras istorijas. Kai tokie indeksai nukrenta apie 20% ar daugiau, paprastai rinka pereina į meškų rinką. Tai laikotarpis, kai kainos krenta nuosekliai, o sprendimus ima lemti baimė, o ne ramus vertinimas. -20% daugeliui atrodo kaip orientyras. Man tai tik pradžios ženklas. Jis parodo mastą, bet nepasako, kada situacija pradės keistis. Tokiais momentais siūbuoja visa rinka. Todėl atsiranda jausmas, kad nuolaida yra visur. Vizualiai tai panašu į Black Friday visam prekybos centrui, su skirtumu, kad čia nuolaida didžiosioms pasaulio įmonėms. Bet trumpam stabtelėkim. Visa ši strategija liks tik teorija, jei neturėsi įrankio jį įgyvendinti. Tam, kad dalyvautum per tokius kritimus, tavo vertybinių popierių sąskaita turi būti jau atidaryta ir papildyta prieš audrą, o ne jos metu. Aš pati startavau būtent per Freedom 24. Kodėl? Nes ten viskas lietuviškai ir labai paprasta. Man, kaip pradedančiai, tai nuėmė didžiulę įtampą ir leido tiesiog veikti. O greitis čia kritinis. Prisiminkime 2025 pavasarį ir tarifų sukeltą paniką. Biržose kritimas buvo aštrus, bet žaibiškas. VIX indeksas šovė virš 50, bet tokioje aukštumoje išsilaikė vos vieną dieną. Jei tą rytą
Dar tik būtum pradėjęs pildyti registracijos dokumentus, traukinys jau būtų nuvažiavęs, nes geriausios kainos nelaukia. Todėl nuoširdžiai kviečiu namų darbus pasidaryti iš anksto, o ne per gaisrą. Ekrane matote QR kodą ir apraše palieku nuorodą, kur galite saugiai atsidaryti sąskaitą pas licencijuotą brokerį Freedom24. Ir kai šis techninis galvos skausmas nuimtas, lieka tik strategija, tam, kad kritimo metu galėtumėte veikti apgalvotai, su blaivia galva. Tačiau čia aš nenoriu improvizuoti. Iš anksto žinau, kaip elgsiuosi. Tokiose situacijose taikau 40-40-20 taisyklę. 40-40-20 renkuosi todėl, kad akcijų rinkoje kritimai dažniausiai būna ilgi. -20 neretai yra pradžia, bet ne pabaiga. Pirma dalis leidžia pradėti veikti, antra išsaugoti gilesnį rinkos nuovargį, o trečia pasilikti ramiai, jei rinka stipriai raudonuoja. Jei turėčiau 1000 eurų galimybių rezervą, tuomet ties -20% įdarbinčiau apie 400 eurų, ties -30% dar apie 400 eurų ir tik ties -35, -40 likusius 200 eurų. Ne tam, kad pagaučiau geriausią kainą, o tam, kad nedaryčiau klaidos, per anksti manydama, jog blogiausia jau praėjo. Meškų rinka čia veikia kaip kontekstas, o ne momentas. Todėl galimybių rezervas šioje situacijoje turi būti naudojamas lėtai ir sąmoningai. Ir čia daug kas pralaimi ne todėl, kad pasirinko blogą aktyvą, o todėl, kad per greitai iššaudė rezervą. Leisk pasakyti labai paprastai. Jei tu panaudoji visą rezervą pirmame kritime, tu nebeinvestuoji, tu meldiesi, o malda nėra strategija. Kad čia nekiltų klaidingas lūkestis, svarbu vienas dalykas. Šie 3 scenarijai nebūtinai visada įvyksta vienu metu. Kartais matai baimę perveiks, bet kripto dar laikosi. Kartais kriptovaliutos krenta stipriai, o akcijų rinka dar tik pradeda jausti braškėjimą. Ir tai normalu. Tokiais momentais aš neskubu reaguoti ir nebandau prisitaikyti prie kiekvieno rinkos judesio. Kiekvieną situaciją vertinu atskirai, bet sprendimą priimu tik tada, kai matau, kad emocijos nėra pavienės, o pradeda kartotis visame plačiame kontekste. Jeigu signalas atsiranda tik vienoje vietoje, tai dar nėra kvietimas veikti visą jėgą. Tai tik įspėjimas stebėti. Rezervas pradedamas naudoti tik tada, kai matau ne vieną judesį, o modelį. Kai tie patys dalykai pradeda kartotis skirtingose rinkos vietose ir net tada veikimas būna dozuotas. Dažniausiai tą momentą atpažįsti ne grafike, o savo reakcijose. Jei jauti adrenaliną, dar ne metas. Jei jauti nuovargį, pradėk galvoti. O jei rinkoje tylu, tai dažnai pasako daugiau nei bet koks signalas. Būtent tai yra mano strategijos esmė. Aš parodžiau, kaip šį principą naudoju 3 skirtingoms aktyvų klasėms, kad kiekviena jų turėtų savo aiškų planą. Todėl dabar tavo eilė. Neprivalai aklai kopijuoti mano skaičių, bet primiktinai skatinu tave šiandien atsisėsti ir susidėlioti savo asmeninį žemėlapį. Nusistatyk savo ribas, savo procentus ir savo taisyklės, kad kitą kartą, kai rinkos pradės siūbuoti, tu nepanikuotum, o tiksliai žinotum, koks yra tavo kitas žingsnis. Rezervas skirtas ne greičiui, o kontroliai, ne impulsams, o sprendimams. Ir jeigu tau artimesnis planas nei impulsas, mes kalbam tą pačią kalbą. Jei nori šitą planą pamatyti praktikoje, artimiausiu metu bus atskiras video apie tai, kaip pradėsiu viešą eksperimentą ir kursiu naują portfelį nuo nulio. Kad jo nepraleistum, kviečiu prenumeruoti kanalą, man bus ženklas, kad ši tema tau naudinga. O dabar man įdomu, ar tu jau turi savo galimybių rezervą, ar vis dar ieškai tam tinkamo momento. Pasidalink savo patirtimi komentaruose, padiskutuokime ten. Iki kito karto.